Sveiki draugai, vaizdo registratorių top 3. Šių metų top 3, kurie buvo dažniausiai perkami pas mus. Prekyboje turime įvairių registratorių, yra praktiškai 4 metrai bėginiai registratorių, 2 eilėm, taip kad pasirinkimo yra nemažai. Ir jeigu jūs nenorite labai daug laiko skirti, kągi čia rinktis, galim tiesiog šiame video apie tai ir pasikalbėti. Pradėkime nuo Blackview. Tai yra premium klasės segmentas vaizdo registratorių. Jie yra brangiausia, naudoja aukščiausios kokybės komponentus, bet ir kaina gaunasi atitinkama. Kaip pavyzdys, 4K raiškos registratorius kainuoja keletą šimtų eurų, o Mio 4K raiškos registratorius kainuoja 140 eurų. Taip pat skirtumas yra nemažas. Tarnauja įrenginiai puikiai, gedimų išties yra mažai, o mes tą temą tikrai prisižiūrime, kaip pavyzdys yra štai va čia. Čia buvo vaizdo registratoriai, pastebėjom, kad vis daugiau su vienu gamintoju atsiranda problemų, taip kad mes juos iš prekybos tiesiog išmetam. Ir liko tuščia vieta. Negražu, bet tai yra bent jau atvira ir sąžininga jūsų atžvilgiu. Visą top 3 dalį užima Mio. Ir tai yra ne šiaip sau. Jeigu šis renginys turintis 4K raišką 955W kainuoja 140 pinigų, Blackview kainuoja kelis šimtus pinigų. Dėl to ieškantiems aukso viduriuko tarp kokybės ir kainos, Mio šitoje vietoje tikrai laimi. Yra dvi versijos 955 modeliuko, yra su D raidele. Su D raidele reiškia turim mes dar galinę kamerą komplekte. Jei galinės kameros nereikia, 955W be raidelės D. Viskas iš principo yra tas pats, tik kad yra galinė kamera. Gretimas modelis yra 935W, tai reiškia ta pati. Tiesiog šitas modelis yra kompaktiškesnis, lengvai nusiema nuo savo laikiklio. Turim mes valdomą kamerą, nevaldoma, mechaniškai yra sukinėjama. Nes kiekvieno priekinės langas turi skirtingą kampą, tam, kad pagauti tinkamą matymo kadruotę. Šitas modeliukas labai puikiai tinka. Čia yra klijuojama versija, jinai yra gerokai storesnė negu 955, dėl to ir vien dizaino prasme dažniausiai visą laiką laimi šis modeliukas. Taip pat tarp dažnai besirenkančių yra 803 modeliukas. Buvo ne vienas video netyčia su šio modeliu, dėl to jis sulaukė tokio didelio populiarumo. 756 modeliukas, štai šis su galinė kamera, dėja jo gamyba nutraukta, taip kad jų jau įsigyti negalima. Čia yra pastovaus maitinimo parkingo režimo blokelis, kuris tuo pačiu stebi jūsų mašinos akumuliatoriaus įkrovimo lygį. Kuomet vaizdo registratorius parkinge dirba pastoviai, mūsų baterija akumuliatorių po trupučiuką sėda. Pasiekus nurodytą voltažą, mūsų šis renginys išjungia vaizdo registratorių, taip kad jūs ryte užsikursit mašiną. Dažniausiai klausite, kiek dienų gali vaizdo registratorius apdirbti parkingo režimu, tai vieno atsakymo nėra, nes visų akumuliatoriaus talpa yra skirtinga. Tačiau 2, 3, 5, kartais 7 paros tai gali veikti non-stop šio blokelio dėka, paskui registratorius bus išjungiamas. Jeigu jūs važinėjate kasdien ar bent kas antrą dieną, tai viskas tikrai bus tvarkoj. Jeigu parkuojate mašiną ilgiau, jums šis blokelis tikrai reikalingas. Labai fainas modeliukas yra šis pigutis J klasės. Jis kartais naudojamas yra kaip galinė kamera, kaip šoninė kamera. Ta naudoja sunkvežimiai, kad matyti dešinį veidrodėlį. Nes dešiniai pusėje sunkvežimio neretai būna atveju, kada užspaudžiama yra mašina. Taip kad koks bebūtų vaizdas, bet jis kartais gelbėja ir tokiose temose. Tai turbūt trumpai galbūt tiek, galbūt nieko nenustebinom, kad Mio užima šiais metais visą top 3 segmentą. Jeigu turite daugiau klausimų, parašykite, mielai atsakysime, ar žodžiu, ar tekstu, ar video prasme. Jeigu norite, užėjame pas mūsų puslapį, dedat prekes į palyginimą ir išlis lentelė su aiškiais parodymais, kuo skiriasi vaizdo registratoriai.